Nu, čia labai aš. Tu prisidenk, vaikai. Žinok, jo, man gal reikia eiti apsirengti. Gerai bus? Jo. Jau. Gerai atrodai. Turėjau tokią fotosesiją. Nuga? Ne. Matysiu tą suknelę tokią ryškę, su saldainiukais ten ir visa kita. Pasidalinsiu dabar 2 dalykais, kuris buvo man jau 2 kartą per visą fotosesijų gyvavimo laiką. Per mano visas fotosesijas, tai įdomiai labai, nes aš supratau, kad žmonės apie tai nešneka ir tai yra pakankama problema, pakankamai nemaža problema. Šnekant apie tai, kad po to tai pakenkia visam ilgesniai darbo kokybei, net nežinau kaip pasakyti. Jeigu kažkur pražioplini tam tikrą dalyką, kažko nepasakai, ar tau yra gėda pasakyti, tai tu gali suknisti visą fotosesiją arba ten visą tą darbą, kurį tu nudirbai. Ką tu turi omeny? Tai papasakosiu dabar. Kadangi aš pakankamai dažnai fotkinuosi, tai normalu tikriausiai užtaikyti ant moteriškų dienų, ant mėnesinių. Rašiau aš su Kristina, viskas tvarkoja, sako, pasiimk baltus apatinius, žodžiu, ten visą kitą, pagal suknelę, žinai, kad derintis. Ir galvoju, blemba, biški tokia problemytė, bet galvoju, nesvarbu, tiek to, įsidėsiu tamponą ir, žinai, viskas. Aš pasakoju dabar atvirai, žinai, nes apie tai reikia iš tikrųjų šnekėti ir tiek fotografam, tiek modeliam, kad žinotų, kaip tokioj situacijai pasielgti. Ir jo, aš ten pasirašiau, bet esmė tokia, kad aš neužsidėjau baltų apatinių, aš juos pasilikau tašį, nes galvoju, su juodais aš jausiuos saugiau, suknelė pakankamai ilga, tai jinai tokia, kad man tikrai dengia užpakalį, žinai, nesimato to apatinių, jeigu aš ten, žinai, kažkur, lankstaus ten ir viskas tvarkoja. Turis mėne suknelė ne tokio trumpumo, kad viskas matytus. Okay. Ir bet situacija tokia, kad aš gavusi filmuotą medžiagą, gerai, dar pasakys momenčiuką. Man fotografas sako, pasitvarkyk suknelę. Nes aš ten, žinai, užpakalį ten prodžių, pakeliu suknelę, užpakalį prodžių, pasitvarkyk suknelę. Aš nekreipiu dėmesio į tai. Tiesiog pasitvarkiau, aš ją viskas ok. Gavom filmuotą medžiagą ir tampono šniūras visur matosi. Ir jisai kabalioja. Tai jūs įsivaizduokite. Tai čia nėra jokia gėda pasakyti modeliui, kad taip yra, tu esi moteris ir ten pas tave kažkas lenda. Žinai? Mes nebuvom dviese, mūsų buvo daugiau. Nė vienas to netkreipė, nemanau, kad netkreipė. Ten matosi pakankamai ryškiai, ta prasme, ta prasme. Aš galėjau užfotoshopinti ir tyliai sutvarkyti šitą klausimą. Jo, bet tu pasakęs vieną sakinį, tu sutaupai laiko photoshopinant dalykus, ne? Jo, sutinku. Tu belekiek laiko knisės, kai tau reikia sutvarkyti viską. Arba tu kadrų net nepanaudosi. Nes jie iš tikrųjų, tokie, tipo. Tai išvada tokia, kad reikia šnekėti, šviesiai. Ir nebijot. Taip, nes čia negėda, čia yra, žmogiškas dalykas. Tai yra normalu, kad jeigu aš kažką naudoju, gali taip nutikti, kad kažkas išlys. Tai apie tai reikia šnekėti. Ir, jo, labai nefainai, kai tiesiog tipo nutylima, ar kažkam gėda, galbūt fotografam gėda, gal galvoja fotografai, kad galbūt modeliui bus gėda. Tai jeigu kažkam bus gėda, tai žinokit, yra jų problema. Jeigu modeliui pasidarys gėda dėl to, tai reiškia modelio problema. Nes šiaip iš tikrųjų tai nėra nieko gėdingo. Tai yra tiesiog paprastas gyvenimas. Tai va. Kiek laiko truko fotosesija? Šį kartą sukomės pakankamai greitai. Mes fotinomės 2 mergaitės. Tai vieną maždaug fotkino valandą ir mane kažkur apie valandą. Nes aš stengiuosi dabar kuo greičiau. Maksimaliai kiek įmanoma į trumpą laiką sutilpti. Viskas varom. Nėra po to, ko daugiau būt, nes tu pervargsti, pozos būna tos pačios, lokacija galbūt skiriasi, bet tu tik atėjęs pačioj pradžioj, tai tavo maždaug apie 50 minučių būna toks, tipo pristaikymas prie aplinkos, kol ten susipažįsti su aplinka, atkreipi dėmesį, kaip dirba fotografai, videografai, tu pristaikai prie to, persiorientuoji ir tada maždaug po 50 minučių tavo yra idealiausi kadrai.
Nu, Okay. čia iš modelio perspektyvos. Fotografai galbūt ir daugiau užgaudo, bet modelis tuo metu yra produktyviausias. Supratau. Tai va, tai stengiuosi dabar kuo labiausiai, kuo ir manau maksimaliau sutilpti trumpesnį laiką. Tai va. Matai mergaitę, kurią tu filmuoji ir supranti, kad kažkas ten netvarkoja, žinai, va toj va vietoj. Kaip tu pasielgtum? Jo, pasiveščiau iš šoną ir pasakyčiau taip, esu sakęs, ne tamponai, buvo kažkokie kitos, buvo niuansai, bet pas mane gal tai buvo kažkoks vyras. Kažkas buvo net Vyras buvo su paketu? Ne. Ten buvo kažkoks darbinis filmavimas, bet dabar nesimenu, tiesiog prieini. Jis nerviai žodžių. Jo, tai prieini, pasitvarky. Jo. Aš žinau, aš galvoju, tu pakankamai grubiai šneki, prie tavęs irgi reikėtų mokėti priprasti. Žodžiu, čia yra modeliam toksai, kad dirbat jūs labai su įvairiais žmonėm, kai dirbat. Čia manęs nesimato. Jo, matau. Tai reiškia, nebijokit priimti kažkokio tiesmuko pasisakymo, nes ne visą laiką žmonės moka komunikuoti taip siūsi, tipo taip, čia žinai, čia labai, viskas gerai, bet, tipo, nemoka žmonės kai kurie taip šnekėti. Kartais išlemena tiesiai šviesiai ir kartais tai būna toks netgi drebė, žinai. Tai tu turi mokėti priimti šitus dalykus. Čia visiems žmonėms iš tikrųjų gali, ne tik modeliam. Ir tu pati, jeigu būtum fotografas, filmuotojas, tu pasakytum švelniai? Aš stengiuosi, man atrodo, pakankamai pristaikyti prie aplinkos. Žinai, tu žiūri, kaip žmonės. Jeigu žmogus labai jaudinasi ir tu matai, kad ten, pavyzdžiui, mergaitė neužtikrintai galbūt jaučiasi, tai tu stengiasi prie jos prieiti taip, kad tu jos labiau neišgazdintum. Bet jeigu ten modelis yra pakankamai, nežinau, toksai, žinai, kaip aš, tai aš stebiu, žinai, ir tada, šneku taip, kaip, stengiuosi pagal jį, pagal tą žmogų. Kaip manai, ar reikia uždėti su Photoshopu dabar tas face, kažkaip tai vadinasi funkcija, kur ten sutvarko veidą, proporcijas net sustumdo? Jo, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, žandikulius, ar ne? Jeigu ten viena lūpa aukščiau, kita žemiau, arba žiauri viskas yra gerai, tiesiog ta vieta, tiesiog, ar ten tuo metu kažkaip išsivėpė, ar kažkas atsitiko, žodžiu. Bet šiaip viskas yra okei. Galbūt jo. Aš esu su Photoshop, ne savo fotkiai, esu Photoshopinus nuotrauką, kur man reikėjo lūpas sustumdyti, kad jos būtų, lygiau. Lygiau, jo. Bet kad visiškai keistų proporcijas dėl to, kad keistų žmogaus proporcijas dėl to, kad tipo mum atrodo kažkas, kad tai bus idealiau, tai ne. Jo. O man, žinau, kažkaip aš pradėjau labai save priimti tokią, kokia esu. Žinau, kad yra kažkas, kas ne vietoj. Žinau, kad yra kažkas, ko galėtų nebūti, žinai. Ir aš pažiūriu į veidrodį ir man viskas okei. Ir tipo taip, aš senstu, tai. Mes visi senstam. Supranti, aš anksčiau buvom pas mane momentas, kai aš gurkšnodavau, kažkokį brangų nusipirkdavom. Draugas turėjo ten tą vyninę, kažkokią, tokia, žinai, kur prabangus. Ja. Okay, tai buvo prieš kokius 3-4 metus ir aš pasižiūriu savo nuotraukas. Vis tiek aš daug fotkinuosi. Ir aš pasižiūriu savo senas nuotraukas ir blemba, aš išburkęs. Aš galiu pasakyti, bet taip tiesiai šviesiai. Tu buvai prieš plastinę operaciją tuo metu. Ne, ten dar buvo baisiau, žinok. Ne, man rodos, tu buvai prieš plastinę, žinok. Pats pagalvok. Tai sakai, reikėtų vėl grįžti prie to. Ne, aš nesakau, bet aš sakau, kad ta prasme, tu turėk minty, kad normalu tu esi dabar pagražėjęs, nes pasidarėjai operaciją. Tau patempė viską. Tu esi sakęs žmonėm, kad mačiukas yra pasidaręs plastinę operaciją. Įvertinkit, kaip mano plastinė operacija. Jūs nematot realaus jo, aš nieko nesu pasidarius. Mačiukas yra pasitempęs veidą. Lūpų gal nedidino, bet tik tai gal. Aš nežinau. Aš neturiu ką pasakyti. Kodėl tau asocijuojasi, kad blondinė yra kvaila? Nes aš visą laiką, žinok, jeigu matau vairuojančią moterį, kuri grybauja ir dar pamatau plaukų spalvas, blondinė. Taip lengviau gyventi, aš tau taip pasakysiu. Žinai, aš atsimenu, aš tik pradėjau vairuoti
atstovau degalinę ir aš, nu čia juokinga tokia situacija buvo. Ir ateinu, žodžiu, išlipau iš degalinės, nu žodžiu, gal iš degalinės, lipu į mašiną, aš dar su tokiu bemu važinėjau ir įsėdu į mašiną, bandau užkurt, nesikūrė mašina, what the fuck. Ir matau priekį stovi vyrai, žinai, aš išlipau iš mašinos, sakau, žiūrėkit, labai atsiprašau, žinokit, nemoku užkurt mašinos, gal galit padėti užkurt, nuvažiavau prieš tai, viskas veikia, viskas buvo gerai, žinai. Atėjo, atsisėdo, žinai, vairą pasuko, atrakino vairą, pasuko raktelį, aš, ai, tai čia taip, sakau, reikia daryti. Jo, okei, supranti, kai tu, tas blondiniškumas yra labai fainas dalykas, jei tu gali save pateisinti su tokiu, kad aš nemoku, aš kažko nežinau, žinai, nu, tipo, toksai, kad, nu, tavęs neapkrauna. Tu automatiškai pats iš savęs nereikalauji daug, nes tu turi pateisinimą. Nu, blemba, aš moteris. Nu, dar ir blondinė. Ir daug lengviau gyventi yra. Nu gerai, aš irgi taip pat naudoju šitą taktiką, kai reikia atsiskaityti. Aš sakau, Atsiskaityti pinigais? Jo, ir reikia man pinigų, man reikia avansų. Aš žydelis, sakau, aš žydelis. Nes aš kai turėjau plaukus. Bet tu iš tikrųjų žydas esi? Ne. Tai tu melagis, tu ne žydelis, tu melagis. Aferistas. Bet panašus į žydelį. Mūsų vadindavo, mūsų šeimą žydelis. Jo? Okay. Aš turėjau kaimynus tokius žydus, žinai. Tai jie sako, mes laiką apsipirkinėjom savo draugų parduotuviai. Čia Slabotkyje turėjo parduotuvę, žinai. Sako, apsipirkinėjom tik tai čia. Kodėl, sakau? Bet taip vyksta gyvenimas pas juos. Nu, tipo, jie turi suportinti vienas kitą, palaikyti, paremti, pirktis tik tenais, ne kažkur kitur. Šiaip yra fainas brožas, žinai. O tu savo draugus palaikai, kai jie turi savo verslus. Eini pas juos, ar geriau eini kažkur kitur? Dabar galvoju, kas iš draugų turi verslą, kuris man būtų aktualus. Drabužiai, batai, nežinau. Ne, drabužiai, batai iš About You. Interneto parduotuvės, kažkokios, interneto, gerai, tvarkoju, pabandykim pagalvoti. Internetinės parduotuvės, aš turiu susikūręs, man jos kaip ir nereikia. Būsiu sąžiningas, pirmiausia pasižiūriu vertę. Ar tikrai tas žmogus yra profesionalas? Ar tikrai aš galiu jo pasitikėti? Be abejo, pirmenybė bus skirta jam. Kas man yra labai baisu, su draugu aš negaliu dėrėtis. O aš bijau, kad jisai man užvinios. Ir mes tuo ir skiriamės nuo žydų. Manau, kad jie vienas kitam neužvinioja didesnės kainos. Kiek aš statybose esu girdėjęs šitų istorijų, kad negerai pirkti iš draugų, nes draugai duoda 30% visą laiką brangiau. Ir tai baisu. Aš geriau pirmą pasitikslinsiu kainą kitur. Sudėtinga. Šiaip tai labai čia sudėtinga ir jautri tema. Gerai, įdomi aš čia užklausiu iš tikrųjų, nes pas mane man tokių problemų nėra. Pas mane labai visi geri. Jo. Tai mano draugės verslininkės, kurios turi savo verslus, tai be problemų. Žinai, ateini, dar ten bandai daugiau paduoti pinigų ir išbėgti kuo greičiau, žinai, kad, paimtų tik tai. Ir ką tu pirkai iš jų? Tas mane fotkino, jo. Šitą iškirpsi. Čia kas pamatė laivose, bet 7 žmonės. Gerai, bet tu po to, žinai, palik tą vietą, kur tu sakai, kad gerai, šitą iškirpsi. O iš kitos pusės, jeigu ir yra tokių, kurie ima šiek tiek daugiau, tai aš, žinau, kažkaip linkusi, žinai, aš sumokėsiu. Žinai, kas yra, man atrodo, kad mes nupirkdami iš jų kažkokį produktą ir prekę, mes lygiai, tai yra piniginis rautas tiesiog. Jisai sukasi ratu. Tu duodi, tau grįžta, žinai. Nereikia gailėti, nes pinigai ateina išeina. Bet tu draugą padarysi laimingą. Tu gauni dvigubą vertę. Draugas ten pasitikės, nes tu iš jo nupirkai, žinai. Sakys, fainai šitas. Tai gal tada, nupirko be problemų, atsiskaitė, neprašė nuolaidos. Gal kitą kartą jam padarys nuolaidą. Nes man fainai buvo jam parduoti, žinai. Tai čia mano nuomonė, mes visą laiką galim jas turėti skirtingas. Šiaip labai įdomi, žinai, šiandien aš seku ten tokią vieną menininkę, irgi neminėsiu, kas tokia. Instagram'e aš ją seku ir man labai patikdavo jos toksai, žinai, išsireiškimai, man labai patikdavo, kaip jinai komunikuoja su auditorija, man patikdavo, kaip jinai juda, kaip jinai mimikas dėlioja, kaip jinai jos judesiai patikdavo, žinai. Ir
ir žinai, užklausė kažkokio klausimo savo auditorijos, savo publikos ir jai pasakė, atsakė jos klausimą ir jinai dėjo komentarą tokį, nuneigdama to klausimo, galima sakyti, vertę. Įsivaizduok, jinai paklausė, tipo, ar tu man esi, ar aš tau esu graži. Aš nesakau dabar klausimo to, nes neatsimenu, žinai, koks ten buvo klausimas, bet apie gyvenimą kažką, žinai. Ir žmogus pasako taip, kaip, jis jaučiasi, ne? Man atrodo, kad, šiandien tu negraži. Ir, žinai, jinai dėjo ten tokį atsakymą, kad, tipo, maždaug, kaip taip gali būti, man atrodo, kad tokie žmonės ten, tipo, čia ir pažemino, žinai, tiesiog pažemino žmogų. Ir aš galvojau, palauk, tai ko tu tikėsi? Tu pati uždavei klausimą savo auditorijai, tikėjai nuoširdaus atsakymo, tau nuoširdžiai atsakė ir tada neigi, žinai, tipo, dar nužemindama savo auditoriją. Ir žinok, man po to ir aš galvoju, aš nenoriu jos sekti. Nenoriu, nes jinai dedasi, ta asmenybė dedasi labai tokia, žinai, tipo, ten dieviška, kultūringa, ten faina menininkė, visa kita. Bet, tačiau gaunasi iš jos vidaus, kažkoks negatyvas, žinai, tipo, ne, čia blogai galvoji, čia blogai tu gyveni. Ieva, mes turim savo kanalą, mes galime imti ir komentuoti. Aš nenoriu, man nepatinka svetimų žmonės komentuoti. O kodėl? Tai jisai viešas, tai yra viešas. Ne. Tai čia vieša. Tu nesupranti, man viskas okei, bet aš nemėgstu apie kitus žmonės šnekėti. Aš tik tai sakau, kad man surezonavo, aš lyg pamilau ją kaip menininkė, bet aš supratau, kad labai priešinasi, mano mąstymo su jos mąstymu. Ir aš galvoju, aš nebenoriu tave sekti, nes aš matau, kad man tiesiog nebelimpa, pasaulėžiūra, žinai. Tai tik tai tiek, bet ar tas žmogus blogas ar kažkoks, ne, jis gal neblogas, viskas okei su juo. Bet gali taip atrodyti, jeigu aš, dar pradėsiu, žinai, varyti. Ten, Nieko nesakau. Mes turim visi savo gyvenimus ir savo nuomonės ir savo, žinai, savo ten pasaulį. Šakis, aš tavęs net pažįstu. Kur ta Ieva, kur ta buvo ta arši tokia žvėris? Aš niekada nebuvau tokia. Tu buvai čia, prieš savaitę. Kas su tavim pasidarė? Aš buvau žvėris? Tu esi tokia žvėris. Aš buvau žvėris? Tu nejuokink. Tu manęs nedaryk tokios. Aš atsimenu, kai sakiau, kad aš prisitaikau. Dar mes buvom tai kažkada suspykę, aš dėl tave žliumbiau. Istorija žliumbiau. Nes mes taip sunerinai, man taip buvo sunku ir skauda. Tai šūdo nieko. Jo. Kaimynas. Sušikas. Tai aš nenoriu, kad tu mane taip rezonuotum. Aš noriu, kad, flow, taip gražiai, nes, natūraliai tai aš tokia, visai tokia šilta ir minkšta ir maloni, tai tu nedaryk iš manęs raganos. Aš nenoriu. Tu neragana. Tai kas? Nemoku paaiškinti, aš nesuprantu, čia man per sudėtinga. Šiaip labai, žinai, kas man fainai ir man patinka, kad tu po metų grįžai. Tada mes kažkaip, man rodos, buvom apsipykę, tada gal po pusmečio ar po metų mes vėl ten kažką susitikom, kažką paveikėm ir tada vėl, žodžiu, mes dabar kiek laiko nebendravom ir dabar vėl buvo toks, tipo, labas, Ieva, tada. Žinai, aš šiandien su draugu apie tave šnekėjau. Aš sakau, Ieva turi tokį nemoterišką savybę, tai daro išvadas ir taisosi iš savo klaidų. Aš darau išvadas? Ta prasme, kas čia buvo, papasakok. Tu darai išvadas ir tu tobulėjai. Išvadas Daugelis moterų vadina kaltas tu, aplinka kalta, sistema kalta. Ir taip, viską. Bet tu to nepasakai, bet tu padarai išvadą. Ir tu, aš matau, kaip tu keitiesi, kaip tu tobulėjai. Bet tu papasakok dabar, o konkrečią situaciją kažkokią turi, nes man šiaip... Nesakysiu. Aš šiaip dabar ir neužfiksavau supratau. Kad konkrečios tokios situacijos, bet aš matau, kaip tu keitiesi į tobulumą, sakykime, taip. Į brandą gal. Gerai, žiūrėk, tai darom taip, tada susitinkam kitą... Pirmadienį. Kitą pirmadienį. Tai jo, įdomus toks pašnekesys šį kartą buvo. Jis gilesnis buvo. Nežinau, įdomus toks biški į kairę, į dešinę. Bet aną kartą mes pusę valandos apie tavo mitybą. Apie sausainius spręsti. Apie galvos skausmą. Ir šį kartą ir keikiuosi, bet iškarpy gerai, pypsiukus uždėk.
Blemba, kiek čia tų valandų aš turėsiu dirbti? Nu, tai ne... ta prasme, Valandą, Ieva, valandą. O siaubas. Uždėk pypsikus, prašau. O klausyk, jeigu aš tavo atsiųsiu medžiagą. O jeigu tu va dabar pat paimtum iš čia va medžiagą darbinį ir tu sukarpysi.